Labadiena, draugai ir bičiuliai, aš esu savo kambariuke, studijos mes dar nespėjome rengti, todėl transliuosiu iš čia. Dovanokit, aš periodiškai žiūrėsiu žemyn, nes man prieš akis yra ekranas atidarytas ir aš iš jo tiesiog skaitysiu, kad nieko neprimeluoti. Ir aš jums papasakosiu labai fainą istoriją, kaip automobilis, kurio rinkos kaina yra apie 3,5 tūkstančių eurų, buvo suremontuotas už 32 744 eurus. Ir apie kitus įdomybės aš jums taip pat papasakosiu. Taigi, pradėkim nuo pradžių. Iš pirmo truputis istorijų. 2021 metais Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, pažeisdamas aukciono taisyklės, sumažinta kaina žemesnė negu leidžia įstatymas, vos už 900 eurų savo kaimynui, žmogui, kuris dirba tame pačiame pastate, kuris iš kažkur tai sužinojo, parduoda 2008 metų gamybos autobuso Volkswageną, kurio valstybiniai numeriai yra AGD 310. Nurodo centras ir priežastį, jis netinkamas naudoti. Pažiūrėjau, biudžetinė įstaiga skelbia jai priklausančio netinkamo, negalima naudotis ilgalaikio turto aukciono. Čia yra, jūs matot, skryno pakartotinio jau aukcioną. Iš pirmo aukciono nieks nenupirko, pirmame aukcione kaina buvo berods 2000 eurų, antrame 1400 ir neskelbtame trečiame pardavė tiesiog už 900 kaimynai. Apie tai video, kas dar žiūrės iki galo, galėsit pažiūrėti visą video 2021 metų su visais paaiškinimais ir su visais dokumentais. Keliaujame toliau. Reikia pasakyti, kad centras prisipažino, kad pažeidė aukciono organizavimo tvarkos aprašą ir už tai gavo iš savivaldybės įspėjimą. Kokia gera pas mus savivaldybė. Čia mes matome ataskaitą, kurioje parašyti, kad vienas automobilis, kuris nebeeksploatuojamas nuo 2019 metų PAB, kas yra tas PAB tikriausiai pabaigos, nes buvo nusidėvėjęs 2021 metais, parduotas per aukcioną. Va, taip yra parašyta. Už kiek jis parduotas nepasakyta, bet mes jums pasakysim, kad jis parduotas už 900 eurų. Tingiu aš lysti į veiklos ataskaitą, ieškoti galų. Va, rašte paaiškinta, kad centro direktorės atostogos metu organizuotos automobilio pardavimo aukcionas, direktorės pavaduotojai bendriesiems reikalams pažeidžia aukciono organizavimo tvarkos aprašo nuostatos, todėl jai skirtas įspėjimas. Ir jinai padeigė galimai kažkodėl kabutėse centro patirtus nuostolius. Šios lėšos buvo pervestos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Reiškia, žala buvo iš tikrųjų padaryta tame aukcione ir tai pripažįsta pats centras. Keliaujame toliau. Dabar prie esmės. Likus vos 2 metams iki šio aukciono, kurio nebuvo, kuriame AGD 310 buvo parduotas vos už 900 eurų, jis dėmesio buvo suremontuotas, atspėkite už kiek, už 7026 eurus. Sprendžiant iš dokumentų, jie pakeitė viską, kas buvo įmanoma tik pakeisti. Sutvarkė važiuoklę 15 punktų, stabdžius 8 punktus, elektros instaliacijos punktai 7 netgi ir 14 variklio remonto punktų. Suremontavo, žodžiu, už 726 euriukus. Šitas sutartis, pagal kurią buvo atlikti šitie puikus darbai, atkreipkite dėmesį į vieną dalyką. O čia yra, čia turėtų būti parašytas sutartyje, parašytas Volkswagen AGD 310 valstybinė numerį. Teisingai, jeigu yra sutarties objektas, konkretus automobilis, tai turėtų tikriausiai būti įrašyti ir jo numeriai. Bet čia, kad niekas nieko neįtartų, žiūrėkit, kaip konspiratoriai veikia. D raidelį ir 310 ištrinta iš sutarties. Tiesiog iš sutarties paėmė ir ištrinė. Va, sutartis visa pasirašyta, visi vairuotojų duomenys, tarp kitko, yra atviri. Aš tai taip greitai padarysiu, bet kam reikia, tas galiu paieškoti. Tikriausiai čia yra duomenų apsaugos pažeidimai. Bet, daugam tai leidžiama daryti. Sutartis pasirašyta 2019 metų rugsėjo mėnesį. Rugsėjas yra 9 mėnuo. Tikriausiai remontas buvo jau atliktas
po sutarties pasirašymo teisingai. O jeigu remonte buvo padaryta, pažiūrėkit, kiek buvo padaryta remonte visko, va. Šitoj vietoj duomenys nėra paslėpti ir čia yra visi numeriukai. Čia vienas automobilis, keliaujam link mūsų mėgstamo AGD 310, o čia jis yra parašytas. Čia galite pažiūrėti, kiek buvo padaryta visko. Ir guoliai, šmoliai, ir stabdžiai, ir elektra, ir valikliai, ir dėžės, ir techninės priežiūros darbai, kiti techninės, 1 valandos įkainis 44 eurai. Bendra remonto darbų kaina viso su PVM 7206 eurai. Na, kad logiškai taip pamastyti, centras yra geras, tiek darbų vis tiek reikia, kažkiek dienų tikriausiai padaryti, ne? Tai aš darau prielaidą, kad automobilį, jeigu jie pradėjo remontuoti, reiškia, rugsėjo pradžioje, tai per rugsėjo vidurį jis jau buvo suremontuotas. Tai yra 9 mėnesio, tarkim 10 dieną, sakykime, jis buvo pilnai suremontuotas. Atkreipkite tai dėmesį, nes tai mums bus dar reikalinga. O dabar aš pasakysiu, kodėl mums buvo reikalinga šita būtent data. 9 mėnuo, 10 dieną, sakykime taip, ataskaitoje savo centras rašo, kad, citata, vieną automobilį, kuris neeksploatuojamas nuo 2019 metų PAB, aš nežinau, kas yra tas PAB, tikriausiai pabaigos, nes buvo nusidėvėjęs 2021 metais parduotas per aukcioną. Gaunasi pas mus štai kaip, jeigu PAB tai yra 12 mėnuo, tai 2019 metų rugsėjo 15 dieną pilnai kapitaliai suremontuotas už 7 štukės autobusas 2019 metų 12 mėnesį jau buvo pilnai nusidėvėjęs ir netinkamas eksploatuoti ir parduodamas netgi be technikinės apžiūros. Kas čia per abrakadabros dedasi, pasakykit man. Kaip gali automobilį suremontuoti už 7 šaibos ir po 2 mėnesių jį nurašyti kaip netinkamą naudoti? Ir ne tik nurašyti, bet ir parduoti iš aukciono, kuris neįvyko ir už 900 eurų. Taip tai dar ne viskas. Kitas centro automobilis, Mercedes-Benz Sprinter 313, valstybinė numeriai EGE 175, autobusas, kurio maksimali rinkos kaina yra 5000 eurų, nors realiai yra 3500 eurų, jis buvo suremontuotas už 14 313 eurų. Konstatuojam faktus. Tiek kainuoja 10 metų automobilį šitas 7000 eurų. Realios jo kainos yra štai tokios. Bet, sakykime, tegul jis būna ir 7000 eurų kainuoja. Ne 3,5, kaip aš čia pamačiau, bet 5 ar 7. Ir štai mes matom vėlgi centro ataskaitą, kurioje parašyta, kad 2021 metais buvo išleista transporto priemonės remontui automašinai Mercedes-Benz 313 2002 metų gamybos ir už tai buvo sumokėti 14 313 eurų. Bet ir tai dar ne viskas. Ten pat mes random ataskaitose ir informaciją apie tai, kad tam pačiam automobiliui, Mersui, buvo pakeisti filtrai už 1733 eurus. Centro automobilių Mercedes-Benz Sprinter filtrų keitimas. Kas nežino, filtrai kainuoja štai tiek. Visi automobilių šitam tinkančių automobilių filtrai kainuoja tiek. 14 313 eurų mes sumokėjom ir okei, galvojat viskas? Ne viskas. Pats automobilis buvo suremontuotas dar už 8634 eurų. Mercedes-Benz Sprinter 2008 metų kėbulo numerius, sutarties priedas, kad čia tas automobilis tikrai. Na ir jo sabato 8634 euriukai buvo sumokėta 17 metais už šitą automobilių remontą. Galvojate, kad viskas? Ne, bičiuliai, ne viskas. Šitas automobilis ir vėl toliau buvo remontuojamas. Vieną kartą 14 šaibų, antrą kartą 8 šaibos. Ir dar pažiūrėkit. Centro automobilį Mercedes-Benz 313, valstybiniai numeriai, 2008 metų kėbulo numerio,
Remontas, pažiūrėkim, kiekgi jis kainavo mums. Va, kiek daug visko padarė šaunuolį. 8097 euriukai buvo sumokėta už šito automobilio trečiąjį remontą, jau tokia didįjį trečiąjį remontą. Iš viso per kelis metus šito vargšo EG175 automobilį, kurį šiandien jūs galite nusipirkti už 3,5 tūkstančių eurų, remontas mums mokesčių mokėtojams apsiėjo 32 744 eurai. Dar kartą atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad sutartyje automobilio numeriai yra ištrinti. Aš netgi nežinau, kaip tai tiksliai paaiškinti. Sutarties galiojimas, pažiūrėkit, kaip atrodo. Tiesiog ranka kažkas tai vietoj 2 viršuje užrašo 3 metus galiojimus. Nei parašo, nei štampo, nei kas tą pataisymą darė. Ar turi tą pataisymą antra šalis. Kaip taip galima? Juk čiagi dideli pinigai. Štai taip pabaigai atrodo šitas puikusis automobilis, kuris buvo vargšas parduotas iš ne paskelbto aukciono už 900 eurų. Va taip atrodo jis po 7000 eurų kainavusio remonto. Pažiūrėkit, koksai gražuolis.